Okei. Gerai, tada aš galvoju, pradedam nuo mano klausimo ar nuo tavo? Nu, tavo, nes tu direktorė, dabar jau tu čia viską. Aš turiu tokią, žinau, kad čia tiesiog prabėgti, bet darbuotojų sutartis turiu pasižymėjęs, tai jūs yra procese turbūt, ne? Mhm. Okei, aš tada žinot iš karto žalį ir nebe. Čia labiau dėl savas, kad žinot, kada vyksta. Okei. Toliau aš turiu dėl neste degalinių kortelių pasižymėjus. Aš kažkaip manau, gal Palauk, tu apie ką tu čia prieš pamirši. tai sakei? Prieš tai buvo darbuotojų sutartis. Darbuotojų sutartį su sutartim aš kaip sprendžiau. Rezultatas toks yra, kad man jos atsiuntė šabloną, bet tas šablonas toks labai abstraktus ir čia tik vakar man atsiuntė, tarp kitko. Mm. Mm. Tu turbūt dar ir pats nesusipažinęs, ne? Aš Iki kaip ir galo. susipažinau su juo, bet tenai supranti, kaip jie padarė abstrakčiai ir ten, kur yra profesija, ten jie parašė, pavyzdžiui, statybininką, žinai, ir tenais viskas, kas įeina į tą procesą. Tai aš siūlyčiau daryti taip, turėti procesus turbūt, vyrėjų, pavyzdžiui, adminų, vadovės, tarp kitko iki 17 dienos Greta turėjau savo pateikti. Jo, aš turiu pasižymėti. Va, tada mano idėja tokia paimti, tada tą šabloną nufotkint procesus, įdėti čia GPT ir pasakyti, va, pagal tą informaciją sudėliok į idealų, dar trumpesnį, dar aiškesnį šitą virėjų sutartį. Turi galvoj, kad paimti iš Gretos procesą, jį susiaurinti ir dėti sutartį? Čia GPT duoti. Yra vat, tas toks, kaip čia, toks kaip moksliškas, nemoksliškas, toks aukštesnio lygio ta sutartis taikoma nacionalinė buhalterija. Tada jį nufotkinčiau aš pats padaryčiau. Tada paimčiau Mm. sutartį, nustas procesus nufotkinčiau, sudėčiau čia GPT ir pasakyčiau padaryk vat, sutartį ir dar aš jam duočiau užduočių, kad ten trumpesnė, bet man kas patiko pas juos tik iš 2 puslapių tas sutartis. Mm. Nu, tada gerai, nes matai, procesai yra ilgesni ir ten jie labai konkretus, tai nesinorėtų, kad kažkas iš ten būtų iškirpta, bet jeigu ten, nu, ta prasme, tą kitokią kalbą įvinios, tai aišku gerai. Ne, tai iš procesų nieko mes ir nekarpytumėm. Mhm. Va, ir aš galvoju, gal mums pavyktų, gal čia GPT padarytų tokią. Ir tada jos būtų skirtingos sutartis visų. Nu, esmė Mhm. ta, sakykime, kas liečia, mm, nu, kas liečia valstybės ten reikalų, žinai, ten, kad mokėt minimumą ar ten plus priedai, taip toliau tai būtų, bet tenais būtų įpakuota, pavyzdžiui, adaptuota administratoriui, įrašant jo ten pareigybės kažkokias tai. Ir po to adaptuota vyrėjui, ten vyrvyrėjui ir vadovui. Ir kurjeriui dar atskirai. Jo, nes į tą sutartį tada galėtų įtraukti ir tai, ką aš planavau, kad prie kiekvienos pozicijos motyvacinis priedas. Ir motyvacinis priedas susidarytų iš tų punktų, kurie yra įtraukti į procesą. Ne iš visų, bet iš tokių bazinių išskirtų. Nu, motyvacinius priedus aš siūlyčiau daryti galbūt kaip priedą prie algos, prie to sutarties, todėl kad vėliau jie gali keistis, tie priedai. Aha, supratau, motyvaciniai priedai. Jo, dar neaišku, jie kaip mum paės. Nes matai, ten, kada mes nusimatom, kad mes jiems įsipareigojom tik minimumą mokėti ir viskas. O priedai tai čia yra toks dalykas, kur tu, nu, jau moji krokodilų. Хочу atmėgti. Minimumas pagal sutartį turi galvoj? Jo. Tenais parašyta yra, kad mes įsipareigojom mokėti minimumą plus priedus. Bet priedas gali būti Mhm. nulis, pavyzdžiui. Nu, kaip pavyzdys. Nu, ateina darbuotojas, pagalbinis kažkoks naujai mokosi, pas jį priedas Mhm. nulinis. Jis yra, bet jis nulinis. Jo,
Gerai, gerai, tada ties tuom aišku, nes aš tada dabar pagal viską laukiu, tada tu padarai sutartis, Greta pabaigė procesus, Aš aš tada nepadarau išgryninu. sutartis, aš negaliu daryti be procesų, aš jau turiu šablonus. Man reikia dabar sukelti čia GPT ir čia GPT man padarys, aš ten pakoreguosiu. Tai okei, tada Greta užbaigė procesus, tada Jo, perduodam dabar ant tau, tu greta tada jūs. padarai, aš tada ištraukiu tiems motyvaciniams priedams, kas reikalinga ir tada daeditinu. Aišku, dar prie kiekvienos sutarties ten paskui, ta, kad gražiai atrodytų, tai tos logotipus pridėti, galvoju, tai nežinau, gal aš tada tą padarysiu ar. Mm. Nu, bet čia jau ant galo bus, žodžiu, kada jau viskas bus ten sudėta, tie pagrindiniai štrichai jau ant tą. Ta grožinę dalį irgi aš galvoju padaryti, nes turiu pasižymėjus, kad Greta ir prašymus turės pakeisti normalius padaryti ir sutartis taip pat. Žinok, prašymus aš irgi galvoju, kad mums gal patiems reikės. Nu jo, galbūt dabar tiesiog, nu, toks biški neprijoritetinės, sakyčiau, nes yra tokių šiek tiek rimtesnių dabar, žinai, klausimų. Ne, juos judinti reikia. Jas reikia uždaryti. Juos reikia, bet aš noriu tokius padaryti, kad einant į plėtrą, kad būtų tokie, žinai, kaip čia pasakyti. Čia būtų užbaigti ir žinotumėm, kad ten tikrai pas mus ekstra gerai yra. Nu jo, bet tas turėtų būti po sutarčių, nes nu, yra dabar taip, kad motyvaciniai priedai, tai visi dalykai, jie tikrai ateis, bet nu, pastipėna, Jo, žinok, jo, pastipėna. ne pagal temas, kad, nu, kad būtų ta pati tema ir jinai, kad būtų ištęstinė, o ne tai, kad vieną kartą į procesus, kitą kartą į valytojos darbą, toks, kad nu, sistemiškai, žinau. Gerai, tada aš šitą sutartis pasižymiu. Tada toliau dėl Neste degalinių kortelių. Čia kaip ir ne visai įmonės, nes mes, aš kaip suprantu, įmoniai nepiltume iš Neste degalinių ar piltume. Nepiltumėm. Tik tais kurjeriai gal nepiltų, nes kurjeriam yra patogiausia tas, kas arčiausiai, žinai. Mhm. Tai jie ten, jie labai gerai, jie ten pila arba dedu, arba baltų petroleum. Mhm. Ok, tai tada su šituo kaip darom? Mm. Neste, ar man Gretai šitą reikia Ne, duoti? ne, ne, aš tvarkysiu. Man savaitės laiko reikia. Gerai, gerai, tai aš tada tiesiog pasižymiu žaliai ir visio. Tada toliau aš turiu pasitikslinti su sąskaitų faktūrų ir sąskaitų grupėm, tai yra su tom dviejom. Tai aš dabar, kaip suprantu, dar tik tai pasikartosiu dar kartą, ne, kad SF grupės, tai yra sąskaitos, kurios tik apmokėjimui. Mhm. Sąskaitos tik apmokėjimui. Aš į tą grupę dedu tada, jeigu neapmokėjau iš karto, ne? Čia Nu, dėl savęs. biški ne taip. Tiksliau, biški kitaip. Mhm. O kaip ten? Bet tu kažkaip daug kartų klausi, man atrodo, tu biški esmės nepaklausi, tu klausi iš Aš, proto, žinai, tu nepagauni nu, tas esmės. ir yra, aš nepagaunu, tai va aš dėl to, Mhm. nes aš jau klausiu tokio techninio dalyko, kad pasižiūrėt, ar aš teisingai suprantu ar ne. Nes yra dvi grupės iš esmės, ar ne? Ir jos yra, jie abi yra metamos Nu, sąskaitos. žiūrėk, pavyzdžiui, įsivaizduok tu, ką mes čia dabar. Gerai, paimkim miesto spaudą, kaip pavyzdys. E, Kaip tu įsivaizduoji, kaip jinai turi aplamai įkrysti į įmonę, į apmokėjimus, į apskaitas, taip toliau, kaip tu pati įsivaizduoji? Nu, va, tu nupirkai miesto spaudoje lipdukų 100 eurų, išrašė tau sąskaitą ir kaip jinai toliau turi vaikščioti. Nu, jinai pagal viską, jinai turėtų keliauti, jeigu pagal logiką, tada į grupę pirmiausia apmokėjimų, kad būtų apmokėta. Ne, pirmiausia, jin turi būti apmokėta. Kada yra sąskaita, jinai pirmiausia turi būti apmokėta, bet Tai kokias. sakau į apmokėjimų grupę. Ne, aš noriu, kad tu pačią esmę suprastum. Supranti, kaip yra. Mhm. Vat tu kaip ir prekė, vat nupirkai iš miesto spaudos, nupirkai, jie suteikia paslaugą. Kas po paslaugos suteikimo turi būti apmokėjimas jos. Apmokėjimas. Pirmas žingsnis, nepamirštat apie buhalteriją, turi būti atsiskaityti už tą sąskaitą. Tada Mhm. klausimas, kas sumoka už ją, kas atsiskaito.
kas sumoka ar perveda, ar grinai sumoka, kas padaro mokėjimo procesą patį. Nu, tai aš jį darau. Nebūtinai. Gali ir A, Greta, pavyzdžiui, sumokėti. Grinų, arba kurjeris nuvažiavęs grinai sumokėti. va čia ir buvo man tada neaiškumas, ne iki galo aišku. Mhm. Bet taip, pažiūrėjau, jeigu Greta apmoka, kaip sakai, su kurjeriu, pažiūrėjau, kurjeris nupirko ir apmokėjo Maksimoje, ne Mhm. grinaisiais, Mhm. tada jinai jau nemes į SF grupę Mhm. tos Nes jin sąskaitos, jau yra nemes, apmokėta. nes jinai yra Jinai apmokėta. pas save įsitrauks į penelą ir nusiūs birutį. Mhm. Jai mokėti nebereikia, nes jin jau apmokėjo, nu, paėmė grinus pinigus, ten, aišku, gavo čekį, ten taip toliau. Ir jai mat nereikia žmogaus, kuris daro pavedimus. Nes pavedimus turi iš principo daryti buhalterija. Bet mes buhalterijai to neduodam, todėl kad dar, nu, tas lygis mūsų toks, mes galėsim duoti tada, kai turėsim savo asmeninę buhalteriją. Va, Mhm. ir jeigu duoti, ten brangiai kainuoja, ten aš žiūrėjau, Jo, jo. dabartiniam. Tai vad, kada nėra kam apmokėti, Greta, pavyzdžiui, neturi kortelės, neprieina prie bankų, nemokėjo grinais, bet gavo paslaugą, jai reikia, kad kažkas apmokėtų. Tai į Mhm. SF grupę jinai deda vien dėl to, kad mes apmokėtumėm. Jeigu nereiktų mokėti, jin ten ir nedėtų. Pavyzdys, vat, dabar vat, yra atsiuntus ten, tarp kitko galėsim padaryti pavedimus. Telė, ten Bitfoodas, Jo. sakyta, Tai aš taip ir pasižymėjau. SF grupės sąskaitos apmokėjimui. Tai čia panet nėra aišku, kad čia tik tai sąskaitos, kurias reikia apmokėti apmokėti. Jeigu jų man. nieks nu, jeigu jos apmokėtus, jų SF grupę nereikia dėti. Jų nereikia dėti kaip Jo. apmokėtos. Bet dabar tavo atveju, sakykime, tu vat, nuvarėjai miesto spaudą, tu pasidėjai savo ant stalo ir kada tau, Mhm. aš taip darydavau, aš prisimesdavau ant stalo ir paskui ten po kiek laiko sėsdavau prie apmokėjimų. Vat kada darau Viberį apmokėjimus, tuo pačiu ir savo ten kažkokią, nu pas mane būdavo, aš nežinau, kas ten automobilio remontas, pavyzdžiui, būdavo, ne? Aš tuos apmokėjau Mhm. ir savo tą ant stalo apmokėjau. Ir ją kaip mokėjau, kur man dėti, jinai turi kristi pienelą, jie turi kristi pas birutę. Tai ką aš darau? Kaip man padaryti, kad jinai atsidurtų pienelą ir pas birutę? Tai tau į tą įmonę sąskaitos Jo, reikia. aš įmonės sąskaitas. Ir Greta ten tada pamato, įsiveda į pienelą ir nusiunčia birutį. Mhm. Tai va, Tai tarkim, aš tą pačią miesto spaudos sąskaitą, kurią įsidėjau į SF grupę apmokėjimui, nes aš ją gavau vėl paštu, aš ją turėčiau įmesti ir į kitą grupę įmonės sąskaitos, kad Greta žinotų, kad reikia jo, pienelą tau įtraukti. tik tai į SF grupę nebebūtina jos buvo mesti. Ne, aš įmečiau dėl savęs, kad aš žinočiau, kad aš ją turiu, nes aš nedarau pavedimų taip, žinai. Aš pavedimą darysiu sistemiškai, aš prisėsiu ir bats iškart visus. Ir aš iš visų sąskaitas, ką imsiu, tai aš imsiu L paštų, kad galėčiau Nu, jo, persiforduoti tu iškart į gali, grupę. čia techninis dalykas, tu gali kitaip daryti, tu gali mestis į Jo, SF grupę. Ta jo, prasme, jeigu nes tu man iš čia karto toks labiau. neapmoki, jo, nu, tu kitaip, pavyzdžiui, mes tai tau kitaip atrodo, ta prasme, procesas tas pats, tik tai su kita ranka padarytas. Jo. Jo, tai tu gali iš karto įsimesti į savo grupę ir kad nepamiršti. Bet tu būtinai Gretai, nes Greta iš SF grupės nėra įpareigota įtraukti pienelą. Ir jin Ai. greičiausiai turbūt praleistų, neįtrauktų. Tai reikia parašyti dar, kad į PNL, ne? Ne, tu į įmonės, kada įmonės sąskaitas įvedi. Mm. Tai pažiūrėk, aš dar, vat įmonės, jeigu įeisi, ten aš dažnai rašau. Um, Va, matai, aš įmečiau sąskaitą, rašau administracinių patalpų internetas, administracinių Jo. patalpų elektra ESO. Būna, aš pavyzdžiui, rašiau, vat, kretingos atliekų tvarkymas SF už visus metus, penelę dalinti per visus metus. Pažymiu ten, pavyzdžiui, kaip į penelą įvesti ją, jeigu kokia nestandartinė. Tai čia Nu, dar. pažiūrėjau, aš dabar įdėjau skrajutę, sakykime, miesto spaudos, tai dalinti ją per abu restoranus, nes jos šiaip per abu restoranus dalinamos. Jo, kaip pavyzdys, pavyzdžiui, gal tu palangai gaminai, kai lipdukai buvo, ne, ant langų. Tai tu rašai ten lipdukų gaminimas įtraukti į palangos penelą. Bet kadangi tau dabar skrajutės, tai tu ir parašai, kad dalinti per abu restoranus.
Nu, skrajutės jinai žinos, kur rašyti, bet būna tokių, kur nežino, kur rašyti, žinai, pavyzdžiui, kokia nors visiškai nestandartinė, aš nežinau. Bet jeigu aš nepaliksiu komentaro, jinai įtrauks į PNL ar ne? Jinai įtrauks, tik tais jinai gali būti, kad, nu, jeigu komentaro nepaliksi, gali nežinot, kur įtraukti ten. Bet Bet tokias skrajutės jinai žinos, kad per abu aš ne, neparašiau, skrajutės eiliukės, žinos, o skrajutės. šiaip jinai perklaustų, žinai. Mhm. Nu ir gerai, Jingi gerai. daug ką Vis irgi tiek. pati žino. Mhm. Tik tais aš tau jau iš savo kasiakų, ką siūlyčiau, tokių sąskaitų neišmest arba kažkur išsisaugot. Nes būna per laiką dingsta iš to Viberio, o jinai ten veda Mhm. dažniausiai mėnesio gale. Ir jin sako, man jau nebeatsidaro, žinai, o aš, blėt, išmetęs jau būnu. Yra buvę ne kartą man. Mhm. Tada jin turi skambinti tą įmonę, įmonės buhalteriją, prašyti ten, karočią reikalų daug. Tai toks. Mhm. Arba su ją ten perstati. Nu jo, aš sakysiu, kad jinai tada sėstų ne mėnesio gale, o kad jinai sėstų kartą per Jo, ir savaitę. mes esam sutarę, kad kur yra SF grupės, aš kada padarydavau pavedimą, aš paspaudžiu tą širdutę. Mhm. Va, galim su ją sutarti, kad jinai, kada įveda į PNL, paspaudžia ten širdutę. Irgi. Mhm. Nu jo, aišku, jeigu susidursim su tais dalykais, kad iš Viberio dings, jinai nebeturės tos sąskaitos, tai aš tada tikrai neieškosiu, kils papildomi klausimai ir tada, nu, teks jie jau, tada jau spręsim, darysim tą sistemą, žinai, dabar galvoju, gal nebėgti įvykiam už akių ir sulaukti, kol ateis situacija, kad nebeliks Nu, Viberio. Nu, jo. tu sakei, ok, bet aš sulauksiu, kol jai ateis problema, tada ją pamatysim Tai jos gal praktiškai ir ir tada nebus, jau žinai, ten. gal ir nebus. Nes dabar irgi, kai darbų bus pasiskirstymai, gal jinai greičiau ten susitvarkys. Mhm. Nu, tvarkoj, tada šitą irgi pasijungiu. Va, aš neturėjau pasižymėjęs, bet kažkaip iš vakar mačiau su stalais, tai ten tu rezumė, tai tos moters kontaktą turi, ne, kuri man Jo, skambino, aš tau persiunčiu, tai viskas ok. tai aš dviejų kaip ir turiu dabar. Jo, jo, gerai. Gal Paskui tu tada, galėtum ten skelbime pakeisti mano telefoną. pasižymėjau. Pomyt namų darbai. Pala, bet mes sakėm dėl ND. stalų dar patys gal restauruosim. Gal reikia ten dar seis pasižiūrėti, kokios kainos. Ar ten, ne, kaina kažkokia nedidelė. Nu jo. Gal pasižiūrėti, kokia čia. Gal jie ten prisigėrė svaigo. Vat, tada toliau aš turiu Urbo banko palyginimą su Antonijo turiu pasižymėjus, bet aš rytoj per mitingą su Greta tą Aha. išsiaiškinsiu, nes man reikės informacijos. Urbo bankais. Tuo aš čia kai ką persikėliu. Va, gerai. Tada toliau. Toliau pas mane yra du dalykai likę. Tai pavedimai iš SF grupės ir aptarti pokalbio su Greta eigą, PNL pildymas. Tai aš galvoju, dabar galime eiti prie sąskaitų faktūrų. Gal Arba penelą pirmą? galim PNL. Jo, tai dabar, aišku, svarbiausia su Gretos, nu, bet čia į vieną gal įeina, tai yra Gretos motyvacija, kad jis susigalvotų. Mhm. Aš tai siūlyčiau tau sakyti jai taip, kad mes dabar iš principo keičiam penelą, Mhm. bet pats pamačiau, koks bet. Mhm. Koks? Matai, kaip yra, jinai dabar turi prieimą prie penelo, tas penelas Google diske. Kaip dabar iš jos paimti? Tai tiesiog, kai nebepildys, nuimti šitą ir visų. Ta prasme, Bet tenais mes nereikia turėsim paimti, patys ten nuimti pildyti. teisės. Mes patys turėsim tada pildyti. Nu taip.
Bet dabar aš čia vėl iš kitos pusės galvoju, ar reikia bebijoti. Taip pat taip mes jai parodėm tuos Jo. pelnus. Kaip tu pati galvoji? Matai, galbūt bijoti reikėtų rodyti dėl to, kad jinai neužsiriektų ekstra tipo algos, bet aš galvoju, jeigu mes jai mokėtume ekstra mažą algą, ne rinkos, Jo. tai vat, pavyzdžiui, tu nesižiūrėjęs, sakykime, kokia alga jos galėtų būti. Na, aš sakiau, duoda picui gauna 1,7 į rankas. Bet ten ar 20 darbuotojų. Ir ten driūčina, patikėk manim, taip kaip Janovskis driūčindavo panašiai. Susirinkimai, ten visokie dahuje pisnios. Mhm. Ten ta vadovė išgręžta, kaip turi būti. Tai 2,000 rankas, čia yra, nu, mano manimu, pagal Gretos poziciją čia yra didžiąją pusę. Bet čia galbūt tik tai žiūrint į perspektyvą, kad mes, nu, kaip investicija į ją, kaip po į tokią. Mhm. Nes, pavyzdžiui, va GPT rašo, kad, sakykime, Palanga Kretinga restorano vadovo atlyginimas nuo štukos 2 iki 2 į rankas. Nu, pas ją Apie taip ir buvo. 1,624 bruto prieš mokesčius. Tai čia apšė realūs darbo skelbimai, tai nuo štukos 5 į rankas plus bonusai iki 2,5-3 bruto. Tai nu, iki 2,000 į rankas. Tai reiškia dažniausias normalus atlyginimas štuka 4-2 štukos į rankas. Tai jei tarp kitkos jie diskutuojant, gali sakyti, davai įsėdam čia GPT, pažiūrėsim, ką rašo. Mm. Vasara gali būti 1,8 iki 3 į rankas su bonusais, nes sezono metu štuka 2,8. Tai, nu, Jei ir čia pasakyti, tiesiog jei galime sakykime pasakyti, ar tu pafaktinių. nori stabilaus, neskaitant vasaros ir to, ar tu nori, kad ten žiemą gauni mažiau, vasarą daugiau. Mm. Bet jinai kaip vadovė vasarą daugiau nedirbs, nu nebent ten reiks išeiti pakeisti. Mhm. Aš manau, mums reikia palikti ir netgi tokie dalykai kaip ir pelnas, jeigu ir pradės aukti, nu jis pradės aukti. Tai jei galima ir akcentuoti, arba, manau, ir pati galbūt susipras, kad, nu, vardant ko auga pelnas, vardant pardavimų. Kas didina pardavimus? Marketingas. Kas inicijuoja marketingą, driūčina jį tenais ir taip toliau nuo ryto iki vakaro? Turbūt ne Greta. Tai kodėl Greta turėtų gauti nuo pardavimo? Nu, nuo pelno, kurį didžiąją dalim įtakoja pardavimai. Jo, matai, jau netgi sakyti, kad marketingas įtakoja pardavimus, jau irgi yra biškutukas siaurokoka. Seniau taip, kada mes tik darėm Facebooką ir Google'ą, kai prie to dirbo tik Myglė, bet dabar yra ir SMS reklama, dabar yra ir tie patys visokie laimės ratai, dabar yra plus ir naujienlaiškiai, supranti, ir visą tą momentą darau aš. Tai pirmiausia, Va. kas įtakoja pardavimus, tai įtakoju aš. Ir aš jau apie tą kalbu argumentuotai, aš nebebijau apie tą sakyti ir prisimto. Dėl to, kad aš sakau, aš ryte atsikeliu, man pirma mintis, kaip dėlioti marketingą. Ir, sakykime, faktiškai būna kartais nerodo, kad per žinutę buvo nupirkta, bet plėt pardavimai augant mėlių, supranti, o ten nuorodos pridėta. Tai irgi reikia žiūrėti, ar ten nėra kartais iš nuorodų pirkta, žinai. Tas ir yra, va, tai va, tavo atlyginimą nuo pelno skaičiuoti yra adekvatu. Todėl, kad tu ten driūčini, kad išlaidos mažesnės būtų vat, po 10 eurų, ten, jeigu taip juokauti, taupai ar po 50 nuo miglių. Nuo visur tu taupai žiūri, tu tai jau tą atlieki, bet tu ir atlieki ir, kaip sakant, tu atlieki pripilimą į kibirą aukso ir užkimšimą atlieki skilių, kad jis neišbirėtų. Čia tavo grinai yra atsakomybė ir vat tavo tai yra adekvatu nuo pelno skaičiuoti.
Va, o jos nelabai. Tai va, tą ir gali Ne, tai pasakyti, taip. gali čia GPT paklausti, gali, gal pati pasakys, bet aš matyčiau jos atlyginimą, dvištukas gal turėtų gauti. Aišku, ten Aš reikėtų net dar. sakyčiau, pavyzdžiui, kaip diskutuotinis klausimas galėtų būti irgi taip pat kaip, pavyzdžiui, visų kitų kategorijų darbuotojų, kad yra kažkoks tai bazinis ir yra priedas motivacinis, kuris susidaro iš kažkokių tai punktų, Nu, kuriuos jinai gali valdyti ir gali gerinti, bet tas punktas nėra pelnas ir tas punktas nėra pardavimai. jo. Tas punktas gali būti kažkas kito. Ir tą jau aš jai tada perduosiu pačiai susimastyti, nes nuskistų irgi jau to levelio, kuris gali pats mąstyti. Matai, aš tavo atveju siūlyčiau jai dėti stabilią algą, nes jin yra stabili ir jai, žinok, irgi ten ir skaičiavimai ją erzina, kiek, iš patirties žinau, taip toliau. Ir jai, jin tada, kai 2 štukų, va čia mano promahas buvo, prašė, tada reikia man ir mokėti, nes jai to ir reikėjo. O jinai nedirba geriau. Nu, bet aš išbandžiau, aš galvoju, kad ten, blėt, atsičiūkins ir varys ten pizdės, bet nichuja, jinai pradėjo dar blogiau varyti. Blogiau tai Matai, turiu aš galvoje pelno atžvilgiu. Matai, aš turiu du variantus, kadangi aš nežinau Gretos atsakymo, tai aš vienareikšmiškai vis tiek pasiliksiu laiko, aš išklausysiu ją ir faktas, kad aš turiu apmastyti, padėlioti ir taip toliau. Tai pirma. Antras dalykas, jinai vis tiek, jeigu rinksis, nerinksis tarp dviejų variantų. Pirmas, stabilaus atlyginimo, o antras su kažkokia tai kintamąją dalim. Tai jeigu jinai sakys su kintamąją dalim kažkokia tai aš sakysiu vienareikšmiškai, kad turi būti tada kaip ir guslikams, kažkoks tai atlyginimas, sakykime, visai vis tiek bus daugmaž kaip ir galim daleisti bazinis, ar ne, sakykime, ten 2000, bet jinai kažkiek gali jį, sakykime, ten pagerinti, kažkuriuos tai rodiklius gerindama, bet tie rodikliai, jie, sakykime, pardavimų rodiklis, tai, jinai kažkiek jį įtakoja, faktas su kokybė ten, sakykime, bet tai, nėra vienas pagrindinių. Jinai gali gerinti pirkimo rodiklį. Pirkimo, savikainos, pirkimo, sakykime, Savykinas, ten. inventorizacijas ten labiau driučint. Yra netgi, va šitą žiūrėk, aš tau parodysiu. Skaičius, penelę. Taip, vai tu darysiu, pašėrinsiu. Yra ten toks bendras skaičius. Matai? Ja. Matai. Problema nėra, kaip čia ką padidinti. Nu, nesvarbu. Gal Aš matau, nedidelis. žinok, normaliai. Jo, bet yra skaičius tas. Uh, mm. Bet šitą savikina. Va, jinai nuo to galėtų gauti savikina, kai 2, 1. Blet gaila, kai jisai, kodėl jisai įdomu tų neskaičiuoja nurašymą inventarizacinį trūkumą. Čia, blet, gal pakeisto formulę dabar galvoju. Davai pažiūrim, kad gal čia pati Greta prikaitalė. Kada jin čia nedirbo. Ai, ne. Įdomu, kad tik tai dujų, kada jis neima, savikina neima. Bet aišku, mes galim pakeisti turbūt. Ai, bet ten kažkas gali pasikeisti. Ai, čia yra, bet nepildoma. Kaip čia įdomiai. Vyrучка от услуг. Bet ji niekada nebuvo pildyta. Bet matai, jinai turėtų būti pildoma. A ne automatiškai čia turėtų susimesti formulės galutinis Bet čia skaičius, nėra net viskas įdėjus. formulės. Matai, norėtųsi.
Nu, gal net ir užtenka jai nuo to. Bet nuo to Nuo savikainos. savikainos jo. Bet vat, jeigu jai sakyt nuo savikainos, aš tada pati turiu logiškai suprasti, ant kiek jinai galėtų ją įtakoti ir, pavyzdžiui, kokią naudą jai, kainai, kiek jinai gautų, jeigu jinai sumažintų 1 procentu. Nors aišku, žinai, ką aš dabar galvoju, biški reikia nedeginti smegenų be reikalo. Jeigu jinai pasakys stabilią algą, o mes čia dabar pisamės. Jo, man taip pat buvo, aš prieš susirinkimą su ją, tarp kitko, buvau sudėliojęs motyvacinę nuo Jo, produktyvumo ir po to atėjo, sakė, aš nebedirbsiu, blėt, aš gavau ten 2 valandas pasausiu, žinai. jo, nes čia yra du dalykai. Jeigu jinai pasako stabilų, tada viskas ok, mes tada tenais dėliojame stabilų, o jeigu ne, tada jinai pasako nestabilų, tada aš pasakau, kad turi būti pagrindinis ir turi būti kintamasis, tai yra priedas, bonusas, o bonusas turi irgi susidaryti iš dalių. Ir ten jau tada galėsim iš jos darbo netgi proceso, kada jinai jį padarys, išsitraukti esminius bazinius, už ką jinai atsakinga ir juos matuoti. Nes jeigu negali matuoti, negali nu ir skaičiuoti, pagerino ar ne. Tai va, žodžiu, iškalbėjom tą, Nu. kas liečia Horvatą. Tai va, Tada o palauk, tą tai, pienelą, jinai tai pienelą tegul pildo ir bus rami galva ir tau ir tai tegu jinai visiems, pildo, žinai. aišku. Ok, tik man reikia tada savo algą dar ten nusimatyti, man reikės jai pasakyti, bet dabar dar nėra skirtumo, dar laiko yra. Kiek čia tų milijonų? Palauk, ir aš tada dar ką turėjau, dar aš turėjau SF, nuskaitėlus. Jo, tada PNL pildymas, aš tada nebesirašau, kad PNL nusitrinu, kad nebereikės jai pildyti tos lentelės, kurią tu lietuvių kalbą sukūrėjai. Ne, tai aš Nes aišku, ją, aš galvoju netgi gal perkelt ją. Ten manelė, aš tą patį pienelą, tik lietuviškai nebeliko rusiškų pavadinimų. Pienelė. Man atrodo, ten gal man reiks pakeisti. Aišku, matai, aš dar čia dar į temą galvoju, vienas iš argumentų Gretai, tai būtų irgi, tik aš nežinau, ar jis yra teisingas, gal tu iš šono pasakysi, kad jeigu, tarkim, prasidėtų kažkokia tai diskusija, kas liečia motyvacinę sistemą, kodėl nemokėti nuo pelno, tai dėl to, kad atsidarant trečiam restoranui bus vien išlaidos. Ir ar jinai norės tada gauti atlyginimą, kuris bus su Nu, nuliniu jinai pajamų. tavęs užduos klausimą, į kurią rašysis išlaidos. Į kurią eilutę? Nu. Bus tos pačios marketingo išlaidos visiškai kitos. Tada bus dar palauk, bendra tuo. Vad reikės tom pamastyti. O jeigu jinai tą Nes užduotų. jinai faktiškai gali užduoti, aš tą užduodu, nu, bent jau man dabar Ne, nes. tai gerai, kad tu paklausai, į kurią eilutę, ne? Jo, aš Tai dabar, automatiškai reiškia, atsidaro trečias restoranas. Palauk. Į kurią eilutę? aš, Palauk, ži- ilgalaikis turtas nesirašo čia, ne į šitą. aš va dabar žiūriu, čia kažkur apačioj, nebent jeigu būtų, tai finansai, verslo. Nes aišku, atsidarant trečiam restoranui, faktas jis atskirą savo penelą turėtų, taip kaip kretinga palanga. Ir jinai tiesiog nuo jo turėtų gauti Jinai sakys, procentą. jinai gali sakyti, tai gerai, kad atsidarys tada ir perskaičiuosim. Ne, bet jeigu jinai jau tokius klausimus uždavinės, aš čia būsiu nebetinkamai pozicijoje, čia jau atsišaudimas ir čia jau nebe direktoriaus pozicija, čia jau dabar mane atratina, žinai, nu čia Mm. neteisingai, iki to nereik daeiti. Reikia būti pasiruošus teisingus klausimus, kad jinai tik atsakymus duotų, o ne uždavinėtų man. Bet aišku, čia, žinai, labai, kai jie vyksta pokalbis, žinai, tai toks yra. Ai, galima, žinok, įrašyti. Yra finansовые расходы. Pavyzdžiui, yra procentai по кредитам и займам. Amortiza. Nu, bet čia, blėt, aišku, čia matai. Atidarant naują, realiai turėtų į naujas penelas kurtis, nes mes turime Palangos kretingos penelą Jo, aš tą ir atidarysim. sakau, jo, Jo, mes čia. atidarysim, Klaipėdos bus Klaipėdos penelas. Tai toks. Ne, tiesiog, aišku, dar yra vienas labai svarbus niuansas. Yra valdymas. Tavo kaip direktoriaus valdymas buvo vienoks, tvarką tu matei vienokią, aš ją matau kitokią.
Tiesiog. Ir aš kaip direktorė iš kitos pusės, aš neturiu eiti į žemesnę poziciją ir pradėti aiškintis visų pirma, kodėl aš tą darau. Tai tiesiog yra, va, tarkim, nes buvo dalykų, kurių tu, sakykime, nedarėjai, o aš darysiu, ar ne? Jo. Plius aš Ir atidariau tiesiog tą, kaip mano sako, logika skrynią, tokia. pasakydamas, kad aš ir sakiau, kad nuo PNL turėtų direktorė gauti, o vadovės turėtų būti kinta motivacinė, bet Jo, nes kada yra įmonės direktorius, nu, jisai ir matai, nustato jeigu jinai kažką taisyklės sakytų, tu žaidimo. gali tokius klausimus uždavinėti, okei, dabar tu sutinki, kad pelnas priklauso nuo pardavimų, jo sutinku, tu, nu, o kaip tu manai, kaip tu įtakoji pardavimus? Arba tu sutinki, kad pardavimus įtakoja marketingas, sutinku. O kaip tu, vat, pavyzdžiui, kaip tu manai, kaip tu įtakoji marketingą? Ir kas jį įtakoja, ar aš, ar tu? Aišku, taip, ir tai turi dar tą dalyką suprasti, tą įtaką, jinai galimai masto, žinai, kad aišku, čia galimai, kaip ir daugelis specialistų, kad jeigu tu tiesiogiai darai kažkokias užduotis susijusias su tuo darbu, kad tu tai ir įtakoji, bet, nu, sprendimai jie turi labai didelę galią, ta prasme, didžiąją dalį galios įmoniai. Bet aš pati tą, žinai, irgi, ta prasme, supratau ne nuo pat pradžių, kad direktorius priema sprendimus ir jis daug ko nedaro savom rankom, bet jis ima žmonės, bet tai nereiškia, kad nagradą už tą sprendimą prisiema tie žmonės, kurie savo rankom padarė, kaip ir vyrėjai. Vyrėjai sušius gamina ir gerus ir skanius, nes jie, blėt, kitokių ir negali gaminti. Bet tie sušiai skanus yra mano dėka. Taip. Giliaja prasme, nu ne tai, kad ten, žinai, nu, aš tau sakau, nes tu tą supranti, apie ką eina kalba, bet dėl to, kad ten vat, visa ta tokia. Nu jo, aišku, aš turiu, nu, vėlgi čia yra jo tas mišlėnė, matai, čia jau grinai yra biznio mąstymas ir čia jo, čia va, tie neuronai, blėt, ir čirškė man daugiausiai toje vietoje. Bet iš čia, matai, turi ir aukti. Žodžiu, aš visur, visame kame ten rytoj su ja neskubėsiu kalbėti, jeigu reikės pasiliksiu pauzes, vis tiek darysimės įrašą pokalbio, tai... Bet aš sakau, aš daleidžiu, kad ten su ja nebus jokios rimtos diskusijos ir argumentų, o jeigu jie bus, tai, nu, vėlgi aš galiu ją išklausyti ir sakyti, nu gerai, aš pagalvosiu, Nu pasidėliosiu jo, savo poziciją, ir kaip aš kaip manyčiau. pavyzdį tu gali tą ChatGPT, žinai, sakyti. Nu, sakyk, kokie, davai pabandom ChatGPT, mes galim sakyti, eit per šituos skelbimus žiūrėti, kiek, kokios rinkos kainos, kiek kas kur moka, kokios įmonės. Bet galim ir per šituos. Taip, dėl to, kad jinai dabar jau iš tikrųjų atitinka statistinį vadovą, net ne visiškai atitinka Vadybininką. Nu, vadybininką. jinai vadovą vien dėl to, kad ten tos guslius ten kažkiek rikiuoja. Vat čia jos didžiausias yra kozeris. Jo, aišku, aš dar, žinai, ką pasižymę, aš vis tiek, kad man būtų 100%. Pažiūrėti atlyginimus. Kokius moka atlyginimus per CV banką. Galėjo, Nes jinai per CV banką žiūri. ten žiūri šastelį, jau ieškos darbų matau. Visi šastelina čia, žinai. Mes irgi Ir mes irgi darbuotojų šastelim, tai ieškojom. vad norėjau sakyti, jo, jų vietą ir aš pati lygiai taip pat ilgos miglę vos nei pokyčius jau vedu, tai žinai. Gerai, tai tada palauk, kas liečia tada Gretą, dar aš kažką norėjau pasakyti. Jeigu tu nori, aš galiu alternatyvą Mm. pabandyti paieškoti, bet gal dar ne, gal pirmą pakalbėti. Neskubėkim, bet jeigu jau eis alternatyva, tai tada irgi reikia eiti jau tą kryptimį ir jai tada pasakyti ir atvirom kortom ir čia, žinai, neapsikraut. Nes aš irgi galvoju, kada yra normali sistema išstatyta, link ko mes einam. Lengviau dirbti yra visiems. Ir taip pačiai Greta, ir Greta užuodžia šviesą tunelio gale, kad artėja labai daug tokio lengvesnio Jo, darbo. aš girdžiu Kada kalbėti. prisiema austėja ir ten visi kiti atsakomybė, žinai. Va, aišku, Greta tik tai, nu, jinai turės vėlgi susitaikyti su ateinančiais pokyčiais, kad, sakykime, va, jos mytai bus irgi rašomi su mergom, dėsim į zoomą, ten tokie dalykai, nu, bus ta atskaitomybė man didesnė, bet aš nežinau, kiek jinai tos atskaitomybės prieš tave turi ir kiek jai tai nauja. Man tai gal net tas braižytų, bet matai, mūsų charakteriai yra kitokie. Tai... Nu, po truputį ir esi. Tas ir yra, kad po truputį, nes taigi aš ir pati nenoriu, aš negaliu staigiai. Gerai, ką mes toliau galim tada pavedimus, nedaryti? Palauk, tu aš tada pasipienėl, pokyčiai nedarome. Ai, dar žinai, kas yra, telefonai. Ai, Man teisingai, jo, atsiuntė turiu. vakar numerius.
Ok, tai aš tada Tu aš tau taip. jungiu, žiūrėk. Aš jau išrinkau, pažiūrėsiu, ar tu tą patį išrinksi ar ne. Davai. Kaip galva nešti, bliam, reikia išsiplauti. Mm. Mm. Mhm. Matai? Kol kas nerašo, kad sharing, bet ne sharing dar nematau. Has Mm. started sharing. Darodė. Lukai, Juodą gali ekraną šiukšles mačiau. išnešti. Ja. Ir iš mūsų tulipo išnešk. Ir maišeliai, tai žinai, kur tie mažiukai yra, ne? Pasakė? Žinai, kur tie mažiukai maišeliai yra? Ja. Blemba. Stop, šnaria. Dabar rodė. Dabar matai? Jo. Va, atsiuntė mum 1, 2, 3, 4, 5, 7 numerius. Mhm. Tuoj pasižymė, atėjo mintis, kad. Mhm. Gerai, tai palauk, tu gali atidaryti tą laišką? Aš atidariau, nerodo tau? Ne, man rodo Ai, visą sąrašą, bet jis nėra atidarytas. Arba čia jis blemba. pakibęs jau. Kokį sąrašą tau rodo? Tiesiog L paštą tavo, kur visos nori Play registrų centras ir kokie tiesiog žinučių listas. Bliu. Baltų. Ai, o dabar? O, vaikeli, dar aktorius. Ne, nematau. Dar. Nesuprantu. Ok, iš Nerašo tik naujo. tavo sąrašių. Gal perkraut reikia. Feeling out of it. You are sharing window on another desktop, please. Dar rašo dabar sharing, kad tu pradėjai started, bet tą sharingą man rodo tamsų ekraną. Dabar ką rodo? Tamsų ekraną dar. Niekas nepakeito. Nu, ko jis čia važiuojasi, nesuprantu. Prieš tai buvo pradėjo rodyti, bet kažkas tuo metu įsivyko nuo tai. Jau čia man reikia pirkti didelį kompą kaip tavo. Jėzu, man per mažas tas kompiuterė. Jau žmonės be matau. Greit reiks akvalango. Nu, žiūrėk, dabar ką matai. Started screen sharing. Bet juodą ekraną matau. Dabar. Tas pats. Dabar. Tas pats. Niekas nekinta juodas ekranas ir užrašas Darius has started screen sharing. Geras. Man tiesiog įdomu, kodėl nerodo. O dabar? Tas pats. Tu gal tenais kažkokį kitokį šaringą tą darai, nestandartinį negali būti. Šarė. Screens, ai, documents, advanced. Bet ne, gerai aš darau. Taip, šarė, šarė. Mail. O hold. Dabar. Has started screen, bet nieks nepasikeitė. Man rodo, kad tavo skrynas juodas kažkodėl tai. Jos screen sharing paused. Mm. Jis yra paused.
Bet jisai keistas. Gal tu gali tada atidaryti, padaryti skriną ir tiesiog atsiųsti man, aš Aš atidarysiu tuos galvoju, jo, sąrašus nes, blėt, paprasčiau. Ne, tada galėsim neapsikrauti iš tada čia ir dabar atidarau. aš tau į telegramą atsiunčiu. Mhm. Arba gal geriau į Viberį. Viberį labiau darbinis. Galima, aš irgi stengiuosi darbo klausimus per Viberį rašyti. Mm. Nu va, Viber. Aha, matau, tuoj atsidariau, pasididėjo. Paskutinis, kodėl? todėl kad paprasčiausias. Šiaip aš irgi paskutinį patirau. Nu, Du 6, šimtai 2. galas, ne? Jo, 6, 2, 5, 8, 8, 200. Nu, toks paprastas, mažais, daug, nu, kartuojasi skaičiai ir toks lengvas. Nu va, aš tada užsakysiu. Tai dabar tu užsakysi ir techniškai turi kas įvykti. Ateiti tą kortelę fizinę. Jo, jinai atsiųs. Jinai rašo, kad ten kreatingui atsimt 6 eurai, bet tai paprašys per kurjerį atsiųs ir nekainuos ir nereiks niekur važinėti. Ir yra Luko telefonas, mes tada įdėsim, aktyvuosim Jo, tada dar reikės L ir paštą tada jau paimsim. galima bus Išrauk. pradėti tenais paraišką rašyti, turint ant to telefono būtent, turbūt, ne? Jo, ir L paštas dar reikalingas yra. Aišku, kada fizinis jungias, tai ten reikia paso nuotraukos, teisų ir taip toliau. Kada įmonė, tai ten turbūt reikės įmonės, žinai, rekvizitų, bet Nu, jau čia reikės žiūrėti techniškai, kaip pradėsim daryti. Tada gerai. tai va. Skaniuką. Galima valgyti prieš rinkimą. Galima jau eina prie sąskaitų, tai galima apsirelaksinti. Palauk, gal Aš dabar man reikia taupau laiką, aš pašėrinti. vienu šūviu du zuikius šaunu. Na, aš tikiu. Agirda, aš galvoju, gal tada man dabar reikia pašėrinti skryną A, ir pradėti operatūrą daryti, jeigu tu man leisi. nu, leidau. Šarę. Matau šarę. Matai, taip? A, nuogas tavo nuotrauka. Ne. Puikiai matau. Tak, man reikės eiti į įmonės sąskaitos ir eiti nuo viršaus, ne? Dabar žiūrėk, dar klausimas. Ar kada, pavyzdžiui, darom įmonėm kažkokiom pavedimą, ar yra niuansų, kad kokiu laiku daryti, kad galbūt nedaryti, kad pavedimus, sakykime, ten kažkokias vėliau pavėlinti, paankstinti sąskaitas, ar mes tiesiog kada gaunam ir galim iš esmės bet kada apmokėti. Aš stengiuosi kuo greičiau, kad nekabėtų. Mhm. O tai yra ir energetinis dalykas, žinai, cirkuliacija energijos. Aš stengiuosi ne mūsų energijos nelaikyti mūsų įmonėje. Nu, Mhm. mano toks čia šizoterinis, aišku. Yra. Bet, kaip sako Janovskis, subinė budžet ir pinigus visada suspėsit. Tai kartais būna tokių, kur dvėjoju, per jausmą jaučiu, kad, žinai, galbūt šį dar neskubėti. Mhm. Bet, nu, Ai, ir įdomiai, aš dabar atidariau įmonės sąskaitas ir aš tenais matau, kad ten yra visokie bitfoodai ir taip toliau, ir saniteksai, ir bitfoodam, ir saniteksam pavedimų nereikia kas kartą daryti, ne? Ten jo. saniteksai, bitfoodai, jie turi tą didelę bazę pinigų, ta Mhm. prasme, kapšą, iš kurio, jo, matau paskui apmokėjimai. Ok, gerai, tą pailių ir prieisim. Pala, dabar pavedimai daromi yra iš Revolut, ne? Jo. Revolut business. Let's get down business. Mhm. Business.
Kur tu? A, jungia, ne? Kodėl neduoda? Nepamenu. Nes įvesk prieigos kodą. Ai, pas mane LT kalba. Hm. Palauk, man reikia tada ne per čia eiti. Aš atsimenu, praeitą kartą savo niuansas buvo. Business account. Login. Mhm. Mhm. Business. Konfirminu. Pamiršau, kad negaliu iš telefono tvirtinti. Va. Tų kaurių tik yra, ne? Mm. Tada į Gendrutę į Svetbanką. Ai, eiti į patį Svetbanką, ne? A, Palauk, verslui reikia nebus, kad verslui. Per mobile ID. Va. Taip, čia yra šita, tai aš einu į šitą, ar ne? ir aš manau, kokius 6,5 tūkstančių revoliuto galim pervesti. Eik į mokėjimo archyvas. Mokėjimo archyvas. Mhm. Tada datą nusistatyk, nu, nuo balandžio 1. Pateikti užklausą. Va, prabangus skonis, matai, spaudė ir tau iš karto. Revoliutas, atlikti naują pervedimą. Ir Kiek vėliau? 6,5. Nu, kokius 500 reikia palikti ant kokie nors Facebook'ai, kad neužstriktų. Ai, Taško nereikia. ai, 6500. Mhm. Įsirašyti PIN 2. Mhm.
Tai iš Svedbanko tada atsijungia, ne? Jo. Mhm. Va, gerai, dabar turim transferai. Traukiam send money. Dabar taip, atsidarau tada aš tą Biberį. reikalą. Biber ir atsidarau. Čia Greta Publicitė man ją koreguoti ir taip prašys, kaip ten baigsis. Tai palauk, aš ją atsidarau, bet man reikėjo išsitrinti. 9. Palauk, čia mano sąskaita, ką aš įsiveiksiu. Bet aš siūlyčiau išsitrinti tą, jeigu tau jos nebereikia. Ir Bet for visa. čia mano asmeninė SF No. grupės sąskaitos apmokėjimai, tai aš tiesiog išsitrinu ją, kad jos neliktų. Ne, va čia, Delete for for myself. myself. Aha. Mhm. Aš tai Čia, visas tai čia informacijas įsitrinu, palieku. aš visada čia tuščią pasilieku. Na, aš tau siūlyčiau, vat, kur rašai Greta Publicitė, man siuntė tos irgi išsitrinti. Mhm. Ir tada eini taip ir valai viską, na. Myself, jo. Jinai viską matys, tu nematysi. Bet Publicitė dar tau kaip ir neatsiuntė, ne? Jinai man buvo siuntus tą naują, bet jinai siuntė ir paraleliai Gretai, tai dėl to aš nelindau, A, tegu jinai ten ir pabaigė iki galo. Bet aš galvoju, tą užrašiuką paliksiu, jeigu gal, Gretas kokią a, košę gal, įsiveltų, gal, bet gal. tegu būna, aš paskui geriau ją ištrinsiu, nenoriu skubėti. Taip, dabar gaunas taip, čia. Nu, čia yra, pavyzdžiui, kretingos komunalinės. Jas galima mokėti iš karto į priekį viską. Mhm. Gal reikia taip ir daryti. Tai reikia susimokėti. Tuo aš tada atsidarau iš karto. 4, 1,9. Paskirtis čia kažkur turėtų būti, ne ką rašyti. Mokėjimo parašysiu data. Palauk, čia nieko nerašau. Atliekant mokėjimą. Pradžiai Būtinai pabandyk, nurodyti mokėtojo kodą. Būtinai nenurodžius kodą pinigai neskaitomi. jo, pabandyk pradžiai, man atrodo, bus pernai mano mokėta. Kretingos komunalininkas. Aha, Šitas, tik ne? tai visada tokie, kur yra metiniai, aš sutikrinu sąskaitas, ar nebūtų pasikeitę banko sąskaita. Pas juos, matai, rašo 3645 galas. Pažiūrėk, ar čia Mhm. toks pat. Į Viberį. Ai, įvairiai. Nu. Palauk, čia turi būti sąskaita atidaryta. Jo, 3645. Jo, ir suma, va, 4190. Mhm. Mokėtojo kodas yra, jie kaip ir norėjo. Tai tada Patikrink, ar ten tas pats kodas. Reikia sumą įvesti, dabar atsimenam 4190. Nu, aš tai darau tokią sistemą, sutikrinu viską, sąskaitą, tada šitą ir tada paskirtį. Nu, po vieną, žinai. Kad, nu, susistruktūruotų 3. pačiam galvoje. 3. Kokie ten 3,13 jo. Viskas 11, tvarkoj. 07, 13. Nu ir viso. 11,07, 3,13. Viskas. Cent. Pliusas. Va, ir Einu čia į galima Viberį. pamiršti. Aš jį tada Jo, palaikinu pliusiuką. ir Aha. išsitrinu. Jo. Delete for myself. Palauk, čia tada šitas lauk. Tada palauk čia. Ai, va O čia yra miesto mano spaudos nėra skraitis. daugiau sąskaitų. Ne, tik tai šita, su kuria aš buvau susijus. Aha. Nu, va. Banko sąskaita Kem 303. 8, kem. Skaita 323 miesto spauda. Trys nulis trys, ne? Taip ir yra. Lauk, čia reikia sąskaitą įrašyti turbūt, ne? Nes Jo, matau yra numerį. įrašyta. Numerys sąskaitos. 0163.
Ir 8,40. Ir viskas tvarkoj. A. 20 centų, matai, jisai parazitas užima už šitą. Mm. Mhm. Tak, pasilaikinu pati. Delete from myself. Dabar aš Bet kiek biški, sąskaitų? jo, aš dabar siūlyčiau tau prioritetus. Kam svarbiausia, bet foodui saniteksui visada sumokėti. Tai Mhm. va, siūlyčiau eiti sanite, bet food. Dabar bet foodas, aišku, jinai čia tokia, nu jau, blėt, jinai feilina. Mhm. Sunkiai matosi. Pabandyk padidinti. Blėt, aš nežinau, ten liktai. Aš matau, ką tau reikia. Iš viso 962,21, normų 67,18, pradelsta 292,03. Jo, dabar kaip tai atrodo? Jeigu visada sąskaitose užtenka pinigų, aš moku maksimumą, tai yra iš viso. Nu, tada mažiau mokėjimų, kada būdavo Porsche pirkau, kai reikėjo centus, tai aš jau mokėdavau tiek, kad neužblokuotų mūsų. Tai imdavau pradelstą sumą, pavyzdžiui, žinai. Tai tas 293 tik tai mokėti, ne? Jo, mokėdavau, kada reikėdavo sąskaitose pinigų. Bet dabar, kai jau pakanka, tai galim iš karto imti tą 96221 ir viskas. 96221. Ir čia turbūt reikia nurodyti koduką kokią, ar nereikia Ne, sąskaitoje. Ar žiūrėk, tiesiog pervedam. įeik į revoliutą dabar. Mhm. Bitfood vesk. Bitfood, va, viskas. Ir čia yra atsiskaitimas už prekes. Viskas. Ir čia, ne? Jo, jokių nevedi. Nes ten būna daug 96. 2, 2,21. 2,1. Jo. Mhm. Čia tada spaudži šitą. Delete. Delete myself. Delete myself. Va, toliau siūlyčiau sumokėti, Saniteksas Vičiūnai Baltic dekoras, ne? o limitą kredito pakėlė Saniteksas. Gal Koks Vičiūnų. buvo? Buvo 8 liktai. Siūlyčiau Vičiūnai taip Vičiūnam. pat. Jie ten pradeda blokuoti. 8,01,04. Čia turbūt irgi nereikės, ne? Ne, Numerių irgi bus. jokių. Jo, Vičiūnai. Vičiūnai ir ko? Atsiskaitimas už prekes lygiai tas pats. Suma Jo. 8,01,04. Jo. Toliau Baltic dekoras, ne? 7,782. Va dekoras jau mane trumpina. Kodėl? Prišaikalio tos sąskaitos, o čia reikėtų tau su Greta kalbėti, nes mes buhalterijai mokėsim po 7,7 eurų, žinai. Mhm. Reikia Greta užlaužti, kad jie kažkaip mums rašytų centralizuotai. Aš jau buvau sakęs jiem, jeigu Inte nemoka susitarti, reikia patiem mums paskambinti. Oi, palauk. Jo, pasakyti, kad mums sąskaitų įvedimas dabar kiekvienas kainuoja. Ir
Čia pas tave tai bambėjo. Ką? Va, pasižymėjau centralizuojam Baltic dekorą. Mm. Ok, dabar tada toliau pagal viską turėtų būti Saniteksas, ar čia, ar tuos visokias dekaras toliau daryti. Dabar pradžiai pažiūrim, kiek pinigų yra likę sąskaitoje. Home. Home yra paspausk. 5200. 2. Nu, tai siūlyčiau Saniteksui sumokėti. Nors, palauk. Dabar, jeigu kredito balansas, kredito limitas. Bet ten, matai, ten gali būti pradėlisimai sąskaitų. Geriau sumokam Saniteksui. Tai čia dabar kiek mokėti, kad aš tokią Visą, žinutę man gaučiau? 3,8, 3,11. 3, 1, 4, 3,11. Dabar toliau. Dekarą tai nuoma reikia apmokėti, ne? Dvi Dabar, dekaros yra. dabar siūlyčiau, ten pinigų turbūt daug nebeliko, ne? Liko, žinai, kiek? 3, 4. 3,4. 3400. Tai tokią Dakarą geriau neskubėti. Mhm. Geriau Čia profesionaliai yra. irgi neskubėkim. Irgi Tada neskubam. Ignytį galim elektra. sumokėti, kad nekabėtum. Elektra. 7, 7. Palauk, o dabar kaip čia tiesiog, čia už Kretingą Palangą nieko nereikia atskirai Ne, žymėti. čia mūsų yra, Ignytis yra mūsų. A, Ignitis. Bet čia viena tik dalis, ne? Jo, kitą eso aš sumokėjau. Kiek esu buvo? Eso buvo, pasakysiu. Noriu pažiūrėti, ar Maksis nebrangiau moka, ne? Ne pagal, bet irgi, va, tarp kitko jo, bet man tiesiog 7,5 įdomu. eurai. 7, 5, ne, o čia čia Maksimas 100, 20 kėlis sumokėjo. tai gauna 175 ar kiek mes čia. Va, tik tai Ignitis Ignitis. Swedbank šitą. Aha. Čia reikia tą keisti. Jo, čia sąskaitos numeris bus. INL. 107. Mhm. INL, va, tas Sąskaitos. viršui, matai, kairiai. 076 014. Palauk, INL 076 014. 771. Tai aš dabar šitą galiu ir išsitrinti. Jo, Panaikinau ir delete. Toliau yra kita toliau. elektros dalis. Nereiks šito. Ne, čia profesionali švara vėliau sumokėsim. Wordlines. tą reik mokėti, ne? Šitą, jo, reikia mokėti. Mama, čia visur yra kem 8 kem, ne? Mm. Ir sąskaitos numerį reiks. 8 kem. Numeris tai reikia rašyti. 3, 5, 4, 0, 7, 5, 0.
10,0750. Pinigėlių suma yra kem 8,40. Palaikinau ir trinu lauk. Palauk, čia ką tada nustvil tos pačios sąskaitos. Ai, Telija dar yra 100. Irgi tą reikia sumokėti. Telė dar nemokėk, sumokėk ką nors kitą. Tuo Mhm. dėl Telios tau pasakysiu, yra niuansas ten biški. Montonija dar viena. Ai, čia turbūt Kretinga Palanga buvo, ne? Montonija kem 573. Čia sąskaitos numerio nereikės, ne? Montonio reikės. Reikės, palauk tada. O kur yra sąskaitos numeris? Sąskaitos numeris ten, tuoj palauk, jau ten. Va tas, kur yra, matai, mokėjimo aprašas. Dešiniai pusėje. Viršui, kur yra gavėjo Aha, vardas. matau, tas IV Va. ilgas toksai. Jo. Kiek Čia turi jie būti? pradžioje rašo mėnesį. 26.03, nu kai jis į revoliutą ten bus, ten tik tais Ai, tai bus 0, pakoreguot biškį turbūt reiks. 4, 8, 8, 3. Jo. Ok, Montonija. Nulis, 4, 8, 8, 3. Tik tai čia Indrutė buvo 22603. Ai, ir čia reikėjo Jo. pakeisti. Aha. Tik metų, jo, ir čia. Čia pinigėlių būtų kem 573. Nu, va, gal čia pasikeis, ten po to su Greta aš kaip pasižiūrėsiu. Nu, Kitas tas. nes daugokai jiems moka. Mhm. Ok, grįžtame į Viberį. Like 0 ir delete. Va, Telė dabar Delete. galim. Dabar žiūrėk, Telė yra toks dalykas. Čia yra visi tie telefonai. Mhm. Tada internetai šitie restoranų. Ir čia yra signalizacijų kortelės. Mhm. Tai yra viena sąskaita. Kita sąskaita atskirai jie rašo, kažkaip negali kartu. Tai yra, aš kur dabar atsiunčiau, tai namų internetas. Palauk, sorry, aš kažkaip išėjau iš to. Netyčia. Kur dingo tas Telija? Nu va, trečias nuo viršaus. Ne aukščiau. Aha, va čia. Mhm. Mhm. Tai tau reikia užsirašyti tą sumą 117,53 ir prie jos pridėsim dar vieną sumą. Ai, prie jos pridėti iš karto ir kitą, ne? Mhm. Telija plus. Ir čia numerį gali užsirašyti, kur yra viršui PVM, tai sąskaita SAP ten. Aha. 2, 0. Mhm. Sakysi sumą dar kažkokią, aš tai pasiskaičiuosiu. Jo, tu tada Plius. išeik ir įeik į kitą sąskaitą. 117,53 plius. Išeik. Išeik. Tai dabar ją pačią apačią aš ką tik pridėjau. Va. PM,88. Ir numeris 88 lygu 108 kem 1. ir numeris, žiūrėk, dabar viršui yra serija ARB. Arba, aha, ir tas 15422, ne? A.
5, 4, 2, 2, 8, 4, 5, 2, 2. Ok, ir dabar ką tada? Dabar eini įmokėti revoliutą. Mhm. Telija. Telija, bet ta, kur su devynetais yra. Apatinė. Mhm. Nu ir va, matai, skaičių rašai, koks tau gavas. 168 Camerons. Nu. Ir va, čia tik pakoreguoji tuos. Pirmasis, kur buvo SAP 203. Ai, čia jau stipriai keičiasi. 203. 2, 5. 3, 1, 60. Arba 1, 5, 4. 2, 2, 8, 4. Ok, centre. Mhm. Mhm. Delete for myself. O čia palauk, aš tą teliušą irgi turiu išsitrinti. Ok. Mm. Kas toliau dar lieka? Pažiūrim, kiek pinigų yra likę. Pinigo yra Štuka. štuka 13. Nu, aš siūlyčiau, einam ten pažiūrėti, kas tenais yra. Kas mačiau, Tele2 nedidelė suma yra. Siūlyčiau publicitę gal sumokėti, ar tu nenori. O kur yra? Ai, va, publicitai. Tarp kitko jau galim. 7, 9, 2, 5, 5. Mhm. Ir numeris Palauk, tuoj 300. meta įrašai Google Ads. Naujienlaiškių lipdukų. Aišku, jeigu nebūtų naujienlaiškių ir lipdukų, jie iš vis te gautų apie dabar 655, tai minus 6, apie 5 pem. Nu, blemas, tai tik jo, jiems net 600 nesigautų. Nu, gerai. Nes aš jau Viktorijai parašiau dėl to administracinio mokesčio, bet aišku, nebebus daugiau tų visų kitų dalykų. Čia turbūt reikia sąskaitos serijos kokios, ne? Jo, 364 va viršui, man tai serija nėra 304. 364, galvoju, kad turbūt reikės. Publicite. 7, 9, 7. 5, 5. 3, 6, 4. Jie skaityk 3, 6, 4, tai 20 sąskaitų išrašė. Nu. 20 klientų, reiškia, turi per mėnesį. Jeigu 20 klientų po kokius 600, pavyzdžiui. Gal kažką ir uždirba, ne? Publicite. Gal tą teleduškę apmokėti irgi? Jo. 1, 7, 4, o čia palauk yra už ką? Tele2 tai mūsų gitie įrašai telefonų ten. A, supratau. Čia sąskaitos numerio reikės, ar ne? Jo, kažkur turi Bet būti. mokė. Yra, va čia va, Rašo. kur serija M171, A, 917. Jėzau. Jo, pas juos šitas toks ilgas. 7, 9, 7, 5, 7, 4, 9, 9. Jo, logiką pačią pavadimų suprantu, kad kur kintama ten matosi. UAB Tele2. M177, 171, 19. Tai ir visus kai daug sąskaitų išrašo. Kas tokie? 7, Tele2. 171, 19, Ja, tai jau jo. 175.
7, 4, 9, 9. Vat ir liko tiek. Kiek Liko liko? didžiosios. Palauk, kiek pinigų liko? Tuoj pasakysiu. 108 Nu, eurų. tai va, eko krantui dar sumokam, o nuomos liks tada, kada inkasuosim pinigus. Eko krantas. O kur yra eko krantas? Aukščiau biški. Aha, va čia. Čia Žemiau, yra. žemiau, ne, ne. Nu, Ai, dar per vieną. Aha. O, ai, va. Mhm. Kem 8, kem. Čia turbūt irgi sąskaitos reikės, ne? jo, yra virš EKK, ten 202. 20, 7, 1, 4, 9. Eko krantinė. Bet man patinka pavedimus daryti. Manęs nežadina. Nu, čia vienas tokių lengviausių. Aišku, gerai, kai pinigų būna, bet, kaip, pavyzdžiui, kai buvo Porsche situacija arba kada atidarinėjom suši, bet kai ten reikėdavo išmastyti, kam mokėti, kam nemokėti. Ir kaip su kuo elgtis, būdavo kitokios istorijos. Nes Ne, dabar tai taip, ten aišku, įtampa ir taip toliau. įtampa ir sprendimai. Na, taip, Nu, tada va, jau tai va, tos viskas profesionalios didelė. švaros, Dakarą čia nuomas lieka. Jo, čia tokios didžiausios sumos. Ir aš Tai jau turėsiu lėkti. Na, man Dakardė. Nes man atrodo, gal dėl inkasavimo gretai reikia kažką parašyti. parašyk jo, paklausk jos. Gali Parašyk. administracijos grupę. Išklabas greta, kada planuojamas inkasavimas. Ar galim Indrė atsijungti jau aš? Jo, viskas tada. No, Iki. gerai, tada susirašysim. Geros tau dienos. Ne, Jo, iki. iki.